Kokį traškus. Į kepimo skardą suverčiu išvirtus kaspinėlių formos makaronus. Pilu mango aliejaus. Čia iš Graikijos skonio ekologiškas aliejus. Viršų gerai pribarstau druska, paprika, česnako milteliais ir dedu kepti į orkaitę. Nustačiau 200 laipsnių. Į dubenį dedu supjaustytą svogūną, pomidorą, agurką. Labai mėgstu žalumynus, tai jų dedu visur, kuo daugiau. Tai čia dedu svogūnų laiškus. Maišau padažą iš jogurto, šaukšto majonezo, spaudžiu citrinos, dedu druskos, česnako miltelių. Išmaišau. Kol nepamiršau, pridedu krapų. Suverčiu padažą. Dar reikia sudėti ir lašišą. Išmaišau, virtas kiaušinis. Ir suverčiu iškepusius traškius makaronus. Makaronai gavosi kaip traškučiai. O traškus, o skanus. Man čia tokios skanios salotos gavosi. Neįtikėtina.